Kuo tu daugiau prognozuoji rungtynių Orakulas Bet3 turnyre, tu man įdomiau savaitgalį žiūrėti futbolą. Kas naujo šią savaitę? Futbolas ne krepšinis, ten vartai dideli, juos pataikyti sunku ir atspėti irgi nėra lengva, bet šį kartą pakalbėsime apie Ispaniją, nekalbėsime, tame fronte nieko naujo ir nieko įdomus, išskirtinai įdomus būti negali, mes kalbėsime apie Angliją, kalbėsime apie Vokietiją ir Italiją. Pradėkime nuo Premier lygos ir tai yra dar vienas Londono derbis, vienas iš daugelio. Tai yra Chelsea Tottenhamas. Derbis iš tikrųjų įdomus. Įdomus tuo, kad Chelsea kovoja dėl čempiono titulo, nors treneris sako, kad nieko panašaus mes nepasiruošę laimėti, o nepaisant to, kad jie yra turnyro lentelėje pirmi. Tottenhamas kovoja dėl galimybės vis dėlto iššokti į čempionų lygos traukinį, į paskutinį vagoną. Ir iš tikrųjų kova turėtų būti, kaip sako kai kurie Lietuvos treneriai, į kaulą. Vis dėlto prognozuočiau, kad tose rungtynėse Chelsea laimės. Chelsea laimės dėl to, kad Mourinho pirmiausia sudėlios žaidimą taip, kaip reikia. Antras dalykas, Tottenhamas pastaruoju metu nėra pačios geriausios formos, laimi retai, o jeigu pralaimi, tai 0-1. Iš to darome dar vieną išvadą, kad rezultatyvių rungtynių nebus. Tai yra, Chelsea laimės pagal pragmatišką Mourinho schemą, nerezultatyviose rungtynėse. Serie A. Iš tikrųjų labai įdomus savaitgalis būtent Italijoje yra šis, nes žaidžia pirma komanda su 4 Juventus, su Fiorentina ir antra su 3 Napolis Roma. Pirma 4, chronologinė tvarka, ankstesnės rungtynės Juventus Fiorentina ir ten bus dvikova, kurioje Juviai tarsi ir nelabai ko reikia, nes Scudetto tarsi ir beveik kišenėje. Juventus yra pirmas turnyro lentelėje, yra pirmas ten tvirtai, bet prognozuočiau, kad jie laimės prieš Fiorentiną. Dėl tos priežasties, kad Viola šiuo metu neįtin kokios formos, tai yra iš 5 pastarųjų rungtynių laimėjo tik tai vienerias prieš Esbjergą išvykoje Europos lygoje. O Juventus tiesiog nesulaikomas, Juventus laimėjo 5 kartus iš eilės ir 4 pergalės iš eilės sausų rezultatų, tai yra, prognozuočiau taip, Juve laimi ir senelis vartininkas Gianluigi Buffonas vėl lieka sausas, tai yra įmušti Juventus. Ir Napoli Roma, iš tikrųjų, tai yra desertas. Serijoje A, manau, kad vienas svarbiausių sezono rungtynių. Nuo pradžios iki to, kas buvo iki šiol ir kas bus po to. Tai yra kova iš principo, spėčiau, kad dėl sidabro. Jeigu Napoli sugeba laimėti namuose, tai reiškia, kad lieka 3 taškai ir šaumas gon. Jeigu ne, ko gero, Romą sveikiname iškovojus antrąją vietą Italijos čempionate. O kalbant apie tai, kas galėtų būti, spėjau, kad laimės vis dėlto Napoli. Dėl to, kad tai yra, nesakau namų komanda, tai yra komanda, kuri žaidžia labai gerai namuose. Šį sezoną Italijoje jie pralaimėjo tik sykį lapkritį Parmai. Sužaidė 3 kartus lygiosiomis, o visa kita buvo pergalė prie pergalės po pergalės, lygiai taip pat ir čempionų lygoje, kur buvo pralaimėta tik tai išvykoje. Todėl spėčiau, kad turnyrinė prasme tai yra ko gero netgi svarbesnės rungtynės Neapolio komandai negu Romos futbolininkams. Plus savo sienos. Ir tai reiškia, kad Napoli šias rungtynės turėtų laimėti. Bundesliga. Wolfsburgas Bayernas. Komanda, kuri užima 5 vietą ir irgi vis dar yra nusitaikiusi į čempionų lygą, kalbu apie Wolfsburgą. Ir Bayernas, kuris yra nemirtingas šiuo atveju, turbūt netgi tą datą, kur jų gyvybė neegzistuoja. Tai yra iš tikrųjų rungtynės, kuriuose Wolfsburgui šansas. Wolfsburgui šansas dėl to, kad Bayernas kitą savaitę žaidžia čempionų lygą su Arsenalu ir tai yra tarsi ir prioritetas. Gali būti, kad Bayernas rungtyniaus ne pagrindinės sudėties, bet manau, kad tai nėra labai rimti argumentai, kurie teiktų, kad Wolfsburgas yra šių rungtynių favoritas. Sakyčiau, kad viskas vis dėlto yra priešingai. Bayernas laimės, nes Bayernas laimi visada. Ar beveik visada šį sezoną ir iš tikrųjų rungtynės turėtų būti rezultatyvios. Kodėl? Praėjusiame ture Wolfsburgas pralaimėjo Hoffenheimui 2-6. Tai yra įvarčių bus daug. Spėjame, kad įvarčių bus daug. Kiek daug? Nevaržykite fantazijos, tiesiog pagalvokite apie tai, kad Hoffenheimas įmušė Wolfsburgui 6, o čia bus pats didis Bayernas. Tai tiek, Jonai, to europinio futbolo artėjantį savaitgalį. Džiugu, kad tu esi Orakulo Bet3 žaidime su krepšiniu, džiugu, kad aš esu čia su futbolu, džiugu, kad su mumis vis daugiau žmonių, kurie bando patikrinti savo analitinius sugebėjimus, savo sporto suvokimą. Tai yra gražu. Futbolas ir krepšinis yra jėga.